Šiame vadove trumpai apžvelgsime atnaujinto dizaino Web of Science duomenų bazių platformos pagrindinės naudojimosi galimybės. Web of Science, anksčiau vadinta Web of Knowledge, duomenų bazių platforma vartotojus pasitinka su nauja patobulinta vartotojo sąsaja, kuri yra aiškesnė, paprastesnė ir patogesnė naudoti, atliekant citavimo duomenų užklausas. Web of Science duomenų bazių platforma suteikia prieigą prie citavimo duomenų, kuriuos kaupia daugybė skirtingų duomenų bazių. Spragtelėjus varnelę pateikiamas duomenų bazių sąrašas, kur gali būti vykdoma paieška. Primename, kad Vilniaus universiteto biblioteka iš visų Web of Science duomenų bazių prenumeruoja tik Web of Science Core Collection duomenų bazių paketą. Prieš pradėdami paiešką galite nustatyti papildomus paieškos tikslinimo kriterijus. Paieškos lango apačioje galite nustatyti paieškos laikotarpį. Primename, kad pagal licencinę sutartį Vilniaus universiteto bibliotekos vartotojams Web of Science duomenų bazės duomenys pasiekime nuo 1990 metų. Ankstesni duomenys neteikiami. Paspaudę nuorodą More Settings galite konkretinti, kokioje Web of Science Core Collection duomenų bazėje norite atlikti paiešką. Web of Science Core Collection duomenų bazių paketą sudaro Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index Science, Conference Proceedings Citation Index Social Science and Humanities. Pagal išankstinius nustatymus paieška atliekama visose Web of Science Core Collection duomenų bazėse. Pagrindinėme paieškos lange pagal išankstinius nustatymus numatyta paprastoji paieška. Paspaudę varnelę galite rinktis autorių, cituotų šaltinių bei išplėstinę paiešką. Pasirinkite kriterijų, pagal kurį norite vykdyti paiešką. Norėdami vykdyti paiešką pagal kelis kriterijus, su nuorodos pagalba Add Another Field pridėkite dar reikiamą paieškos langelių skaičių. Paspaudę nuorodą Clear All Fields ištrinsite visus įrašytus kriterijus ir grįšite į pradinį paieškos langą. Atnaujintoje paieškos sistemoje galioja tie patys užklausos formulavimo principai. Paieška tikslinama naudojant loginius operatorius, artumo operatorius, specialius simbolius ir ženklus. Užpildę paieškos laukus reikšminiais žodžiais rinkitės nuorodą Search. Pasirinkę nuorodą More rasite detalį įvykdytos užklausos suvestinę. Gautus užklausos rezultatus galite tikslinti pagal kairėje pusėje pateiktus kriterijus. Tikslinti galite pagal mokslo kryptis, dokumentų tipus, šaltinius, autorius, institucijas, šalis bei kitus kriterijus. Norėdami dar labiau tikslinti užklausos rezultatus, rinkitės nuorodą Analyze Results. Šiuo atveju tikslinkite užklausos rezultatus, pasirinkę tik atvirosios prieigos žurnalus. Lentelėje pasirinkite, kaip rūšiuosite gautus užklausos rezultatus. Šiuo atveju pasirinkite rūšiavimą pagal cituojamumo kriterijų. Užklausos rezultatų dešinėje galite peržiūrėti, kiek kartų straipsnis buvo cituotas kituose straipsniuose. Norėdami trumpai susipažinti su straipsnio turiniu, rinkitės nuorodą View Abstract, kurioje pateikiama straipsnio santrauka. Ši nuoroda suteikia galimybę, jei tokia yra, rasti straipsnį leidėjo ištekliuose. Paspaudę antraštės nuorodą, rasite daugiau informacijos apie konkretų straipsnį. Straipsnio citavimo duomenis galite rasti paieškos lango dešinėje pusėje. Čia galite sužinoti, kiek kartų straipsnis buvo cituotas, kokie šaltiniai straipsnėje cituoti, sužinoti, kokiuose dar Web of Science duomenų bazėse straipsnis buvo cituotas. Taip pat peržiūrėti straipsnio citavimo žemėlapį, užsakyti pranešimus apie straipsnio citavimą. Paspaudę nuorodą View Journal Information sužinosite žurnalo, kuriame straipsnis buvo spausdintas, detalesnę informaciją, kokiai mokslo kategorijai jis priklauso bei į kokią žurnalo kvartilę patenka. Atkreipkite dėmesį į atvirosios prieigos simbolį. Jį turės tik tie žurnalai, kurie pasiekiami per atvirąją prieigą. Žemiau, po straipsnio santraukos rasite detalesnę informaciją apie straipsnio autorius, jų adresus, leidėją, kitus straipsnių duomenis ir aktyvius reikšminius žodžius. Juos paspaudus, sistema atliks paiešką ir pateiks kitus straipsnius, kurie turės tokį pat reikšminį žodį. Paieškos lango viršuje pateikiama Google Scholar nuoroda, per kurią yra galimybė pasiekti viso teksto dokumentą. Ir atvirkščiai, Google Scholar paieškos sistema pateiks nuorodą į mokslinio straipsnio citavimo duomenis, esančius Web of Science duomenų bazių platformoje. Paspaudę nuorodą Back to List grįšite į pradinį užklausos rezultatų sąrašą.
Yra galimybė bibliografinius įrašus išsaugoti įvairiais formatais bei bibliografinių nuorodų tvarkymo programoje EndNote. Iš užklausos rezultatų sąrašo atrinktus bibliografinius įrašus galima įkelti į pažymėtų įrašų sąrašą. Į pažymėtų įrašų sąrašą pateksite paspaudę nuorodą Marked List. Paspaudę nuorodą Search History galėsite surasti vykdytas paieškas, kurias atlikote šio prisijungimo metu. Paspaudę nuorodą My Tools galėsite tvarkyti išsaugotą informaciją asmeninėse EndNote, Researcher ID paskyrose, išsaugotuose paieškos rezultatuose bei apie citavimą informuojančiuose pranešimuose. Norėdami atlikti paiešką iš naujo ar pasirinkti kitą duomenų bazę, naudokitės nuorodą Back to Search. Paspaudę nuorodą Help rasite papildomą informaciją apie Web of Science duomenų bazių platformos paieškos galimybės. Paieškos lango viršuje nurodyta galimybė pasikeisti Web of Science duomenų bazių platformos kalbą bei prisijungti prie asmeninės paskyros. Paieškos lango apačioje rasite nuorodas į Web of Science duomenų bazių paieškos vadovus, naudingus šaltinius. Taip pat čia galite susikurti arba prisijungti prie Web of Science duomenų bazių platformos asmeninės paskyros.